kokias didžiausias Lietuvos dabartinės problemas jūs matote? Kad pensininkai dirba visur tarnybose, sulaukia 60 metų, o jaunimas neturi darbų ir jų niekaip neiškrapštysi. Dabar ypatingai ir pensijas gauna, ir atlyginimus gauna. Nu niekaip neišeina jie iš vis. Pažiūrėkit, bet kokioje savivaldybėje ar bet kokioje tarnyboje, kiek yra trečdalis pensininkų. Iš valstybės tikėtumės, kad galėtų sukurti darbo vietas ir kad žmonės būtų laimingi dirbdami Lietuvoje. Trūksta nebent jaunimo pačio iniciatyvos. Jie turėtų neklausti, ką tau turi duoti, o pagalvoti, ką patys gali duoti žmonėm. Nu, šiandieną man, pavyzdžiui, nepatinka. Nėra tvarkos tokios ir teisingumo, kaip sakoma. Lietuvą kankina tradicija. Tai, kad 20 metų tauta buvo kvailinama ir durninama. Ir todėl dabar žmonės ne tik netiki politikais, kuriuos jie patys išrinko, bet nebetiki ir savo tėvynę.